Įsivaizduok laivą su kompetitingu kapitonu, su stipria įgula, su nauja gera navigacinė sistema, su puikiai dirbančiu varikliu. Toks laivas, jeigu nieko blogo nenutiks, tikriausiai pasieks savo kelionės tikslą praktiškai visada. Ir jeigu tu nueitum pas to laivo kapitoną ir paklaustum, kapitone, kur plaukiam? Jisai iš karto atsakytų, į Velykų salą. Kapitonas nesakytų, jo, dabar mūsų maršrutas yra į Velykų salą, bet pasiekę Velykų salą mes būsime 2 dienas, tada apsisuksime, plauksime į Braziliją, Brazilijoje apsulaukę tenais plauksime Meksiką, ne. Tas kapitonas tau tiksliai, aiškiai pasakys, kur plaukia ir jo galvoje, jo mintyse yra tik vienintelis tikslas – sekantis stotelį. Kai nuplauks, pateks tą vietą saugiai, tada atsiranda naujas tikslas, nauja stotelė. O dabar įsivaizduok laivą, kuris neturi kapitono, kuris neturi įgulos, užkurtas variklis dirba ilgą laiką, bet kažkaip prastai dirba jau, labai prastai dirba. Niekas to laivo nevairuoja, navigacinės sistemos ir neturi, kam jos reikia, jeigu nėra kas jį vairuotų. Ir įsivaizduok, toksai laivas, tikėtina, kad net iš uosto neišplauks, ne? Bet jeigu toksai laivas ir išplauktų kažkokiu stebuklingu magišku būdu iš uosto, tai tikriausiai jį bangos vandenyne ir jūroje nešiotų, dreifuotų iki kol sustotų variklis, o tada jau žinai, kur vėjas nupūs. Kai pirmą kartą aš išgirdau šitą analogiją iš Earl Nightingale Keisčiausia paslaptis, man labai greitai surezonavo ir buvo aišku. Tai yra kalbama apie tikslus. Ir tu, kaip tas laivas, be kapitono ir be įgulos, dreifuoji per gyvenimą ir tikiesi, kad kažkoks vėjas stebuklingas tave atneš į tą išsvajotą krantą? Naivu manyti. Kiekvienas sėkmingas žmogus, jisai nenudreifavo iki savo sėkmės kranto. Jisai įrėsi, jisai neturėjo net burių, jam sugedo variklis ne kartą, pakeitė įgulą, kapitoną ir krūvą kitų dalykų tam, kad pasiektų savo įsvajotus krantus. Ir tau galvoti, kad neturint jokio tikslo, kur plauki, kur neša tave gyvenimas, tai tu net nežinai, kokių tau įrankių reikės, kokių įgūdžių reikės išmokti ir kitų dalykų. Mums reikia tikslų, kad turėtume dėl ko lipti iš lovos, dėl ko mes turėtume paaukoti tuos vakarėlius ar tuos ilgesnius pasibuvimus su draugais, dėl ko turėtume paaukoti savo savaitgalius, savo laisvą laiką, pramogas, linksmybės, maistą. Mes turime turėti aiškų tikslą, dėl ko mes kažką darom. Nes jeigu tu neturi vizijos, neturi tikslo, neturi svajonių, tai tave ir nešioja vėjas. Tu ir plaukai tam vandenyne, žinai, kur papučia vėjas, ten plauki. O, draugelis mano pradėjo dirbti Danijoje, važiuoju. O, lemba, jau atsibodo Danijoje, varau į Olandiją, nes ten narkotikai, žodžiu, legalūs, galėsiu dūmą daužyti kiekvieną dieną, dirbsiu sandėlį, zaibys gyvenimas. Aš lygiai toks pat buvau, mane vėjas nešiojo, dreifavo ir iki kol nesuimiau gyvenimą į savo rankas, tol iš esmės kas kur kažką pasakydavo, gražu, šviečia, Dabar aiškiai ir paprastai pakalbėkime apie tikslus. Pasim popieriaus lapą, aš esu į čia pasiruošęs. Ant popieriaus lapo užsirašyk 5 dalykus, nuo 5 iki 10 dalykų, gali ir daugiau užsirašyti, kiek tau tik šaus į galvą, bet minimum 5, ką tu norėtum pasiekti, ką tu norėtum turėti, įgyvendinti, kokiu norėtum tapti per ateinančius metus. Tai galim pradėti, aš tada pasirašysiu čia nais. 20 minutes later. Tu nepasirašai, tai pasistabdyk video ir paspaus play, kada pasirašysi. Tai mano tikslai, aš pasirašiau 5, tik tam, kad būtų greičiau. Koks skirtumas, paskaitysiu. Išmokti groti gitarą, uždirbti 50 000 eurų per metus, surinkti 10 000 subscriberių YouTube, įkurti reklamos agentūrą, padaryti vieną ranką prisitraukimą. Mano yra 5 dalykai, kuriuos norėčiau pasiekti per šios metus. Kai persiskaitysi garsiai šios dalykus, pagalvok, kuris vienas iš šitų dalykų tau yra pats svarbiausias. Kuris vienas dalykas tau padėtų galbūt įgyvendinti ir kitus keletą arba galbūt visus dalykus. Kuris vienas dalykas pakeistų tavo gyvenimą daugiausiai. Tai kada išsirinksi tą vieną dalyką, išbrauk visus kitus likusius. Išbrauk, nesvarbu, kiek tu be prisirašai, pasilik vieną vienintelį. Dabar
tau gali kilti klausimų, Gyti, o kodėl tik vienas tikslas, nesupratau, prie ko čia tas vienas tikslas, taigi kiek aš girdėjau, kad reikia ten 10, 100, kuo daugiau įsirašyti tikslų, tuo geriau, tada ten protas tavo kažkaip įsijungia. Ne visai. Šita strategija puikiai veikė prieš kokius 20-30 metų, kada mūsų technologijos nebuvo taip pažengę ir kada mūsų visuomenė nebuvo tokia pilna įvairių pagundų. Viskas aplinkui tave nori tavo dėmesio, viskas aplinkui tave vagia tavo dėmesį. Naujoji pasaulio valiuta yra dėmesys, ne pinigai, dėmesys. Nes gavus tavo dėmesį, gaus tavo pinigus, gaus tavo balsus, gaus tavo patvirtinimus, gaus tavo, nežinau, tave patį. Naujausia pasaulio valiuta yra dėmesys. Ir kada mes gyvenam tokiam pasaulyje, kai viskas nori tavo dėmesio, tai tu negali turėti 10 tikslų ir jeigu niekada prieš tai neturėjai jokio tikslo, ar gal buvai įsikėlęs, bet nesiekė jo, nepasiekei, tai praktiškai tau neįmanoma pasiekti tos 10 tikslų, nes tavo smegenys tiesiog žino, kad tu to nepadarysi ir plius, kai tu esi taip blaškomas, tau vieno yra per akis. Vienas tikslas vienu metu. Pasiekiai vieną tikslą, pasiekęs jį, išsikeli naują, pasiekęs antrą, išsikeli trečią. Išsibraukiau visus, pasilikau vieną. Ir kitoje pusėje lapo užsirašyk tą vieną dalyką. Surinkti 10 000 subscriberių YouTube. Kai užsirašysi šį tikslą, pagalvok, ką tau reikėtų padaryti, kad šitas tikslas būtų įgyvendintas. Kokius įgūdžius tau reikėtų įgauti, kad šitas tikslas būtų padarytas. Kokiu žmogumi tau reikės tapti, kad šitas tikslas būtų padarytas. Ko tau reikės atsisakyti, kad šitas tikslas būtų padarytas. Ką tu turėsi pasiekti tokio, kad šitas tikslas būtų įgyvendintas. Viskas, kas tik tau šauna į galvą, ko reikės šiam tikslui, užsirašyk. Visiškai viskas. Kiekvieną dalyką, net ir smulkmeną, kas galėtų padaryti bet kokią įtaką šito tikslo pasiekimui. Ir imkime kaip pavyzdžiui, tu nori, nežinau jau, 2-3 metus galvoji, blemba, norėčiau sukurti YouTube meme kanalą. Ir ką dabar veiki? Tai pavyzdžiui, sukurt man YouTube meme kanalą, ko reikės? Man reikės sukurti YouTube kanalą, man reikės ieškoti memesų, man reikės editinti, o editinti nemoku, tai kaip čia dabar tos video reikės sudėti, tai man reikės išmokti įrašinėti video, man reikės video įrašymo programos. Ko dar reikės? Tau dar reikės vietos, kur rasti memesus, dar tau tikriausiai reikės ir laiko skirti tam, kad reikėtų kurti memesus, ar ten ieškoti jų, Kai viską pasirašysi, ką tu įsivaizduoji, kad tau reikės pasiekti, turėti, daryti ir tapti ir panašiai ir ko atsisakyti, sekantis dalykas pasirašyti žingsnis po žingsnio, kokią eilės tvarka, ką tau reikės daryti, nes galbūt vienas dalykas negali būti pirmas. Galbūt prieš viską pradedant tau reikia atsikratyti tam tikrų priklausomybių, galbūt tau reikia atsikratyti tam tikrų draugų kompanijos reikia vengti, galbūt tau reikia pirmą pereiti kažkokius kursus, pirmą atlikti namų darbus, pasižiūrėti, pasiieškoti. Tu dabar žinai plius minus, ką tau reikia padaryti. Tu tiesiog to nedarai. Svajonė tik ir lieka svajonė, iki kol neturi aiškaus ir konkretaus plano, kaip ką reikės daryti. Ką mes dabar darom? Mes rašom instrukciją, mes rašome gidą, mes darome planą, kaip mes įgyvendinsim šį tikslą, kaip mes pasieksim šią svajonę. Žinoma, planas, gidas, meniu, viskas gali keistis ir viskas keisis, einant tau tolyn. Kiekvienoje stadijoje tu pasižiūri į gidą, ar aš artėju, ar neartėju. Žiūrėk, gal šito vieno dalyko nepadariau, o gal man jį reikėtų padaryti, o gal iš vis man jį reikia išbraukti. Sekantis žingsnis ir mano manymu yra pats svarbiausias, tai yra šiandien, o dar geriau iš karto po šito video pagalvoti ir padaryti, dėti pirmą žingsnį to tikslo įgyvendinimui. Nesvarbu, koks mažas žingsnis tai bebūtų, pagalvok, ką dabar gali padaryti iš karto link šito tikslo įgyvendinimo. Patį mažiausią žingsnį, nesvarbu. Pavyzdžiui, su memes page'u, nori tą memes page'ą sukurti, tai gerai, kokius žingsnius gali padaryti?
Dabar, iš karto. Ką gali padaryti, gali sukurti YouTube'o puslapį, gali jau ir esi sukūręs, pavadinimą bet kada gali pakeisti. Niekas vis tiek tavęs nežiūrės, niekas neatsimins tavęs. Bet pirmas galiu sukurti YouTube'o paskyrą ir galiu ir įkelt galiu iš karto 3 geriausius memsus, kuriuos esu matęs. Tai tu tiesiog tos memsus įdėk ir viskas. Pirmas žingsnis prie tavo meme kanalo įgyvendinimo idėjos. Galbūt tu nori išleisti drabužių liniją ir pirmas žingsnis būtų nublemba drabužių liniją išleisti, tai čia jūs neįsivaizduoju net nuo ko pradėti, bet aš galėčiau parašyti tiekėjam, paklausti, kiek kainuoja uždėti ant marškinėlių kažkokį užrašą. Gal aš galėčiau parašyti 3 tiekėjam ir paklausti, kiek kainuotų uždėti ant tam tikrų marškinėlių tam tikrą užrašą ir kad atsiųstų tiesiog savo kainynus. Aš galiu tada pasižiūrėti YouTube'o video, kaip išleisti drabužių liniją, nuo ko pradėti. Viskas, ženk pirmą žingsnį. Pats puikiai supranti, kad pirmas žingsnis šiaip dažniausiai yra sunkiausias, nes tiesiog reikia pasiryžti. Tu pasąmoningai žinai, kad jeigu pasiryši ir pradėsi, tai tu kažką ir darysi. Ir dėl to mūsų protas, mūsų smegenys mėgsta komfortą ir jos stabdo mus nuo to pirmo žingsnio žengimo. Stabdo mus nuo pirmo veiksmo ėmimosi. Nes žino, kad jeigu pradėsi daryti, teks tau susidurti su sunkumais, su iššūkiais, su pokyčiais. Iš esmės teks patirti stresą, ko mūsų smegenys nenori. Mes tai norim gyventi geriau. Mūsų smegenys nenori išlipti iš komforto zonos. Jeigu nežinai, kur plauki, tai kam tau burių, kam tau kapitono, kam tau įgulos, kam tau laivo? Tik tada, kai žinai, kur plauki, tada gali žinoti, ko tau reikia. Galbūt ten, kur tu plauki, tau nereikia burių. Galbūt ten, kur plauki, tu gali tiesiog su irklais nusirti. Galbūt ten, kur tu plauki, neužteks vieno tavo gebėjimų ir pajėgumų. Reikės susirasti komandos narių, kurie padės tau irtis į tą krantą. Tiesiog žinok, kur plauki, o visą kitą rasi. Baigta.